Sveikinu visus mano rubrikoje produktų prekių apžvalga. Ir šiandien susitinkame mano namuose ir vėl mano ir virtuvėje su pirkinių krepšeliu, kas jau jis labai sunkus. Jep. Mano meilė, mano mylimiausia parduotuvė, jeigu taip galima pavadinti, sporto prekių parduotuvė. Tai yra papildų pasaulio parduotuvė. Ir šiandien padarysime sporto papildų apžvalgą, ką renkuosi aš, kągi aš perku iš sporto prekių parduotuvės, tai yra iš papildų pasaulio. Kas norėsite pakartoti, nupirkti tą patį, ką aš ir panašiai. Dar šiandien duosiu rekomendacijas ir papasakosiu apie savo nuolaidos kodą, nes su juo jūs galite nupirkti netgi nuolaidinę prekę, dar su papildoma nuolaida. Žodžiu, einam toliau. Nuolaidos kodas bus aprašyme. Gerai, ir pradėsim nuo mano mėgstamiausių skanukų. Kodėl? Nes Silvija smaližė metų Dubai chocolate. Aš taip norėjau paragauti, nes aš jį atidariau dar pakeliui. Taip, aš esu tokia begėdė. Taip, aš taip padariau. Fokusuoju jums. Traškus, skanus, toks baltyminis, čiagi būtina pasakyti, kad protein. Šokoladukas, Dubai chocolate kažkoks, iš tikrųjų 50 gramų, 138 kalorijos, 1,6 gramų cukraus, tai puikiai sudėtis ir keliauja į mano, aš tikiuosi, aš šiandien nesuėsiu, labai tikiuosi, nes jau 8 valandos vakaro. Tai va, toks skanukas, toks vafliukas, toks va, dar va tokie va, iš Yomamoto naujiena, džiovintų vaisių, irgi paėmiau tokių skirtingų, žodžiu, aš labai mėgstu skirtingų skonių, labai daug proteininių, tokių snacksų, Inlydo irgi nauji va, pistacijų ir panašiai. Aš juos dažnai mėgstu paeksperimentuoti, pavyzdžiui, įdėti į košę gabaliuką ten, aš papildomai galiu neužkandžiauti, bet aš juos įsidėsiu kažkur arba jeigu labai noriu, tai tada prie kavos taip pat. Dar turi būti kažkur, va, irgi naujiena. Burgers, va, toksai. Tai va tiek va. Čia yra nedaug man. Tiesiog dabar labai daug jų nepirkau, nes aš galiu suėst viską. 3-4 proteininius šokoladukus per vieną kartą yra easy Silvijai. Tai va, mano mielasis, aš tikiuosi, jūs mane suprantat. Toliau, kasgi būna visada man virtuvėje, ko man reikia? Tabam, purškiamas aliejus. Kadangi purškiu, tada sunaudoju mažiau, vienas lašelis ir panašiai. O jeigu įdėsi visą šaukštą, jau bus 10-15 ml, o tai jau bus 100 kalorijų. Vat ir visas fancy apgaulė, kadangi čia papurkščiai bus tik tais mili. Nu, kaip čia? To mes jums parodysime. Ir kur mano keptuvė? Žodžiu, aš šiandien tiesiog geros nuotraukos keptuvė. Žinau, ką papildų pasaulis pasakys į šį video. Bet okei, keptuvė yra aliejus. Ir mes įmam. Op, viskas. Čia kiek buvo, matėt? Žodžiu, čia ne 10 ml. Va, ir viskas. Ir galiu kepti. Ir man nieko neprisvils, nieko neprikeps. Labai fainas skonis. Kvepia labai skaniai. Sviesto. Ir jie turi dar skirtingų jų skonių. Irgi taip pat, pavyzdžiui, pas mane praeitą kartą buvo česnakinis. Man atrodo, jau baigys neturiu. Bet buvo česnakinis ir yra trūmų. Tai mano rekomendacija, žymiai mažiau sunaudosite aliejaus. Ir tokia yra pirmoji dalis šio video, kurį įkelsiu jums. Nuolaidos kodas yra mano vardas Silvija. Papildų pasaulį. Meilė jums. Ir laukiu jūsų komentaruose, kaip galvojat, kągi aš dar būtinai įsigijau iš papildų pasaulio. Ir bus antras video, kadangi šitame labai ilgai kalbėjau. Ir kad neužimti jūsų eterio, tai įkeliam pirmą dalį ir vėliau bus sekantis.